Aš esu Mindaugas ir aš esu iš Kauno. Pasiekti laikinąją sostinę išties nėra nieko smagiau kaip kelionė traukiniu. Greitai, patogiai gali pamatyti savo išsiilgtąjį gimtąjį miestą. Oi, net žemę norisi pabučiuoti. Čia yra man už nugaros Kauno sporto halė. Tikriausias krepšinio simbolis ir pačios skambiausios Žalgirio pergalės kadaise buvo iškovotos būtent šioje Kauno sporto halėje. Atvykus čia galim pasižiūrėti įsikūrusi stadioną, kur ruošiasi daugybė lengvaatlečių, pasivaikščioti parke ir puikiai praleisti laiką Žaliakalnyje. Kada Kauno Žalgiris žaisdavo finaluose Kauno sporto halėje, tai mes iš Aukštųjų Šančių mikrorajono bėgdavome per visą Žaliakalnį, per Dainų slėnį, iki pat Kauno sporto halės ir sveikindavome žalgiriečius su visais čia susirinkusiais kauniečiais. Nors Vytauto parkas toli gražu neprimena nei Disneylando, turbūt nei Legolando, man pačiam, kaip čia gimusiam Kaune, yra labai fainai, kad didžioji dalis atrakcionų jie vis dar veikia, taip kaip veikia jau prieš keletą dešimtmečių. Ir maža to, Vytauto parkas yra įspūdingas tuom, kad būtent jame yra sužaistos pačios pirmosios oficialios krepšinio rungtynės. Atvykus į Kauną būtinai reikia apsilankyti Kauno Laisvės alėjoje. Mes sakome, kad jeigu nebuvote Laisvės alėjoje, tai nebuvote Kaune. Pakeliui būtinai užsukite į kiemo galeriją, kurioje įsikūrusi Žižkienės gatvėje. Visas šitas kiemas alsuoja tam tikrą istoriją, aurą, kurią pajusti galima tik tai būnant šiame kiemelėje. Patekti Vilniuje į prezidentūrą yra ganėtinai sudėtinga, tačiau tai galite padaryti atvykę į Kauną, nes būtent už mano nugaros yra istorinė Lietuvos Respublikos prezidentūra. Čia irgi jau, kaip sakant, prioritetus. Nu čia irgi tai jau prioritetus. Čia vienas lengviausias. Tai jau prašom dabar lipti, čia galima. Gal pasiks? Visi bijome kažkaip. Kelių čia metų amžiaus. Čia įvyko paskutinis Lietuvos vyriausybės posėdis 40 metų, birželio 14-15 metų. Lietuvos savitarpinės pagalbos sutarties vykdymą. Čia yra telefonas. Vaikai. Nemobilusis. Čia nėra nuotrauko, nėra interneto, bet čia galėdavai sukti. Jūs negalvokit, šitas paveikslas yra ne dėl to, kad Kaunas labai myli sportą ir sportinę aprangą. Iš tikrųjų, prieš keletą metų Kaune tikri menininkai, kurie iš tikrųjų moka piešti, pasikinkė gatvės meno darbus. Tai būdami Kaune dairykitės ne tik tai tam tikrus žinomus objektus, bet ir žiūrėkite miesto sienas, galite pamatyti kai ką išties įspūdingo. Kaunas tai ne tik tai Pažaislio vienuolynas ar Kauno pilis esanti man už nugaros. Čia išties yra labai daug lankytinų objektų ir vietų, kurias pamatyti tiesiog privaloma.